Nacionalinis susivienijimas vienintelis kviečia išsaugoti lietuvišką Lietuvą. Ir visų pirma, vienintelis šiandien sako, kad tokia grėsmė, kad lietuviškos Lietuvos neliks, egzistuoja. Grėsmė įvairių pobūdžių. Karinė grėsmė, apie kurią daug kas jau sutinka kalbėti, bet dar nelabai kas iš tiesų sprendžia. Masinės migracijos grėsmė įgavusi kolonizacijos mastą. Šiandien numatytais tempais, kuriuos vyriausybė vadina sustabdymu, suvaržymu, per 10-metį pasiektume beveik 500 000 migrantų iš posovietinių šalių Lietuvoje. Lietuva taptų neatpažįstama. Galiausiai demografinė grėsmė, nes mes kiekvienais metais varžomės dėl, kabutėse, pirmos vietos tarp greičiausiai nykstančių tautų pasaulyje. Visos šios grėsmės turi būti išspręstos ir mes, tikimės ir šioje laidoje įstikinat, galim pasiūlyti ir aukštą politinę kultūrą, ir kompetenciją, ir valią, ryžtą tuos klausimus spręsti. Taigi tiems, kas nori išsaugoti lietuvišką Lietuvą, esame vienintelis pasirinkimas.